Ne premjera. Didžiai daliai premjera palaikykim, nes manau, kad jie nerimauja ir tikrai nori pasidalinti savo talentais. Šokių kolektyvas Sugrįžk į jaunystę, vadovė Aušra Jukilaitienė ir matysim jų šokį Gyvataras. Gyvataras. Plojimai, mėlėjai, kolektyvai Sugrįžk į jaunystę. Mačiau, kaip ir vadovai šypsojos, džiaugiasi ir kolektyvo nariai taip išdidžiai. Ačiū, kad jūs... Mėlyi, žiūriu ir galvoju, 9 metai prabėgo, ar ne? Ir per tos 9 metus daug kas mūsų gyvenime įvyko, ar ne? Kažkas gal pradinę mokyklą beveik baigė, kažkas gal susitokė, kažkas anūkų susilaukė, gyvenamą vietą pakeitė. Ir mes savybių visokiausių įgyjom, tapom kultūringesni, nes kultūros centras gyvavo plačiai visose įvairiausiose erdvėse ir tikrai mes dažnai susitikdavom renginiuose, tapom šiek tiek kantresni galbūt, nes tos 9 metus išlaukti, kol oriai galėsim sėdėti salėje ir žiūrėti renginius žiūrovų salėje į sceną žiūrėdami, tai tikrai 9 metai kantrybės išbandė daug mūsų. Bet po tą kantrybę slepiasi tikras pasiutęs žemaitiškas charakteris. Ir žinokit, čia tokie pasiutėliai šioje scenoje ir stovi. Jie sako, Sandra, žinok, čia tas Gyvataras, tai tik tai apšilimas. Kai mes polką sušoksim, tai tikrai patikrinsim, ar kokybiškai statybininkai atliko remontą. Ar čia nereikės po daugelių polkos mums dar kartą kultūros centro salės ir jų grindų remontuoti. Tai myliai mes plojam, o mums šoka šokių kolektyvas Sugrįžk į jaunystę. Vadovė Aušra Jukilaitienė ir jų Padūkelių polka.
Taip. Nuostabi padūkėlių polka. Mėly, aš norėčiau grįžti prie tos žiemos temos, kaip bebūtų.